kaip matėte, nebuvo lengvos, taip kaip reikia tikėtis, pirmas rungtynės. Mes pirmoji pusėje kaip ir pabėgom sąskaitą, kad gerai pataikėm. Galėjom, manau, kad geriau gintis, iš esmės neblogai, bet galėjom geriau. Kelis sykius nepriėjome, davėm laisviems išmesti metikams. Kažkur tai nesubaudavom laiku tokių dalykėlių. Bet trečią kėlinį nors kalbėjom, kad niekas neatsipalaiduoja, aš manau ir neatsipalaidavom, bet varžovai pridėjo agresyvumo ir mes pradėjom skubėti. Mūsų atlikimo kokybė krito, mes pradėjom truputį padrikai žaisti ir piknaudžiauti tik tolimais metimais, agresyvumo trūko. Ir varžovai sugrįžo, kaip matėte, bet ketvirtam kėliny manau, kad vėl susėmėm, mes kelis sykius apsigynėme, išpildėm tai, ką mes norėjom puolime ir įmetėm labai svarbius metimus. Laisvi, bet reikia juos vis tiek įmesti. Šiaip mūsų ta tolima artilerija prabilo šį vakarą, bet 60% nereikia tikėtis, kad kiekvieną dieną tai bus, todėl mes turim pridėti kitose dalykuose. 16 klaidų daugoka ir turim būti agresyvesni. Lenta, manau, kad galų gale buvo visai neblogai, mes laimėjom lentą. Ar varžovai nustebino šiandien? Ne, tai, ką mes matėme, ko mes tikėjomės, iš tikrųjų jie taip ir žaidė, greitai. Vis tiek aš mačiau, kad jie įmetė 14 iš greito, šiek tiek per daug. Aš manau, kad tai pakenkė mūsų tas ne visada disciplinuotas tas žaidimas puolime. Ir tada mes ir tų klaidų, ir kada po klaidos yra labai sunku grįžti į gynybą. Aišku, kad žinojome, kad Dengas bus labai aktyvus. Ir nors jis įmetė daugiausia 25 taškus, bet aš manau, kad ir Jasaitis, ir Pocius jie tikrai padarė didžiulį darbą, taip kaip ir visi, dvigavinom ir jis metė sunkius metimus. Vargo ir galų gale jisai ir neįmetė tų paskutinių skubotus.